Sveiki visi žiūrintys laidą Man Kimba ir šiandien aš esu Klaipėdoj, o čia gaudysiu ešerius. Labai daug tų vadinamų zacepų šiai upei, bet kur tie kliuviniai, ten ir ešeriai. Todėl geriau dėti ne paprastą kablį, o offsetinį, kad nesikabintų paprastai už visokių šakų masalai, nes tiesiog didelis nuostolis, galima taip pasakyti. Kadangi šioje upėje vanduo nėra labai skaidrus, tai naudoju štai tokį gan ryškų, bet permatomą guminuką, kuris yra su kvapu, su krevetės kvapu. Ir tiesiog paprasta sistema, ilgas pavadėlis ir svarelis. Pradžia yra. Dar vienas. Na, ką reikia surasti? Tai reikia surasti duobę, kur tie ešeriai stovi ir vėliau tinkamą pravedimą. Ir kimba štai tokie nedidukai ešeriukai. Prie pat kranto paėmė. Na ką, pravedimas surastas, ešeriai taip pat. Tęsiam žūklę. Pajaučiu kaip ant dugninės, taip sudrebėjo, tik tais paleidžiam su ikrais jaučiasi. Dar vienas prie pat kranto paėmė ant štai tokios rožinės spalvos su blizgučiais, kvepiančios. O tenais žvejai irgi traukia žuvį su krūtinė. Ir šitas irgi storas su ikrais, kaip matot. Palydinėkim žuvį, vis tiek jinai išnerš, sėkmingai išnerš ir turėsim dar daugiau žuviukų. Štai paleidžia ir duosim. Tegul plaukia. Dar vienas mažylis. Paleidžiam atgal augt. Ešeriai dažniausiai masalą griebia ne dėl alkio, o dėl godumo, dėl to, kad
vienas ešerys vejasi masalą, o kitas stovi toliau ir masalas pro jį praeina. Ir jie abu nori to masalo ir nepasidalina. Ir kuris pirmas, tas ir paima masalą. Kaip sakant, kas pirmesnis, tas gudresnis. Prie pat kranto nuėjo. Matot, jie griebė prie pat kranto, tai aš praktiškai traukiau tarp žolių ir specialiai neištraukiau masalo ir kirto per nagus. Neblogas visai ešerys. Geriausia metimą daryti praktiškai į kitą krantą, nes tada surenkam ešerius iš skirtingų gylių. Daugiau šansų, kad užkirps kažkur. Masalas 5 cm, bet puikiai telpa į ešerio burną, štai va tai va. Turiu kažką gero. O, dručkis. Jau norėjau prie kranto traukti masalą jau ir tik tais kaip užgulė svoris. Štai toks gražus ešerys. Spiningai turėtų būti su įklijuota viršūnėlė, tai dėl to, kad džigas tai yra dažniausiai lengvo svorio džigavimas ir turi būti jautrus galiukas, kaip šitas, kuris signalizuotų kibimą ir parodytų, kas yra vandenyje, kur žolė, kur akmuo. Aš naudoju ne būtent džiginį spiningą, o tiesiog paprastą pikerį. Jūs taip pat galite naudoti paprastą pikerį, kuris skirtas gaudyti dugne meškerę, bet taip pat galima jį pritaikyti ir štai tokiai ešerių žūklei. Štai tokia nedidelė lydekaitė. Škim, paleisk. Bet lydekų kol kas gaudyti dar negalima, todėl mes jas turime, kaip sukanda, vadinas valgomas guminukas ir nenori paleisti. Štai paleidžiam atgal, tegul sėkmingai neršia gražuoliukė maža. Gražus ešeriai kimba, štai čia, Klaipėdoj. O, toks gražuolis, storuliukas. Kadangi, kaip matote, oras nėra labai saulėtas, o gan apsiniaukęs, todėl tokiam orui reikėtų naudoti labai lėtą pravedimą, nes ešerys neaktyvus ir tiesiog duoti jam prieiti lėtai prie to masalo, jį paragauti. Tuoj parodysiu pravedimą. Toks praktiškai tempimas dugnu. Tiesiog taip
lėto su kuryte ir su galiuku dar šiek tiek pažaidžiu. Vėl pauzė. Ir tai vėl pasuku. Pašokdinimas dugnu. Ir pauzė. Ir dažnai per tą pauzę ešerys prieina, pagriebia. O kada pasukam greitai, jaučiam, kad ten kažkas yra. Šiai žūklei geriau naudoti pintą valą negu monofilamentinį, nes pavasarinis ešerys labai atsargiai ima masalą ir reikia jausti tai, o monofilamentinis valas to neduoda, nes yra tamprus. O pintukas būtų pats tas, bet aš žvejoju, kaip matot, su monofilamentiniu ir kol kas sėkmingai gaudau žuvį. Einam link upės tokio posūkio, nes tenais yra praplovimai ir gilesnės vietos, kur stovi ešeriai. Štai va, matom posūkis ten. Pabandysim. Štai uždėsim ryškesnį kokį guminuką, skanesnį. Štai pasirinkau šiai žūkliai tokius gan ryškius guminukus. Čia jau labiau tokie natūralūs, bet va štai tokie su oranžiniu, apskritai geltoni, neskaidriam vandeniui, kai toks oras nelabai koks. Tai manau turėtų tikti va šitie va, puikiai turėtų ešerys eiti. Arba bandysiu tos geltonus, gal jie. Pažiūrėsim. Lėto pravedimo paėmė. Štai toks gražus ešeriukas. Štai va. Ant taip pat tokio gan ryškaus guminuko. Na štai, gražu, jau stambesni ešeriai suaktyvėjo. Štai tokie gražūs ešeriai ir operatorius vandenį. Šlapias. Štai. Gražu. Tęsiam žūklę.
štai tokia buvo mūsų žūklė Klaipėdoje, Dainės upėj, džigavimu. Mes skiriam 3 dienas šiai žūkliai ir sėkmingai gaudėm ešerius, štai vat, ant tokių skanių guminukų. O jums nei žvyno, nei uodegos. Iki greito!